Dabar svečių komandos ataka. Omjakova. Rezultatyvių perdavimų meistras šiandien. Kiek ilgesnė nei savaitės pertrauka Baltijos lygoje. Šiandien jis taip pat yra su komanda. Dabar jau Latvijos komandos ataka. Dabar būtent tą dar matome. Čia jau Elektrėnų komandos žaidė. Čia Elektrėnuose šansas. Dabar dar vieną galimybę bando susikurti jie ir 1-0. Gustavas. Gustavas pralaimėjimas 0-10, o viename iš susitikimų buvo pralaimėjimas. Prieš tai buvo dviguba porcija rungtynių surioje serijoje vyrų užtikrintumo. Dabar dar viena jų ataka. Tikis taip pat šiandien rungtyniauja, 32 metų ledo ritulinininkas, ne tiek dažnai. Šį sezoną buvo sutinkamas jis Zemgalio dažnai. Namuose ir jau už keletos dienų vėl bus šansas žaisti palaikomiems savų sirgalių, o Jelgavos tarp visų 9 čempionato komandų dalyvavo vienoje iš grupių Prancūzijoje ir ten užėmė 3. vietą bei kitą etapą nepateko. Energijos komandos ataka ir vienas. Ataka ir vienas. Vienas iš paskutiniųjų bandymų pasinaudoti persvarą. Ir yra tam galimybė. Perdavimas 2-3, Povilas Verė. Persvara. Daugiau nei 7 minutės sužaistos antrajame kėlinyje. Svečių komandos išpuolis. Ir 2-4. Energijos ataka. Donatas Kumeliauskas turėjo šansą. Bet šansų turėjo. Edgaras Dikis, dabar jis. Pavojinga ataka ir toks toks vienas. Tada abu reguliarų sezono lyderiai keliauja link dar reguliarų sezono. Vutkevičas ieško galimybių su Stratneku ir galiausiai 8. įvartis yra pelnomas. 8. įvartis yra pelnomas. Ir štai yra galimybė. Praktiškai vienas prieš vartininką. Dar viena energijos ataka, geras perdavimas, savo persvarą. Geras perdavimas, koks perdavimas ir 3-8. Gražus perdavimas. Du kartus iš eilės paeiliui šiame sezone Prizma komanda.
rezultatas 8-3. Sveikinasi tarpusavyje Latvijos komandos žaidėjai, nuo teisėjai dabar taip pat